Sveiki, esu 4B klasės Ozo gimnazijos mokinė Anastasija Jasipenko ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie savo sporto šaką – tinklinį. Šiandieną aptarsime tinklinių istoriją, taisykles bei aikštelės išmatavimus, aptarsime pozicijas ir gynybos taktikas, tinklinio rūšis bei žymiausius žaidėjus. Tai tinklinis tai yra komandinė sporto šaka, kuri reikalauja greitų reakcijų, koordinacijos ir bendradarbiavimo. Pagrindinis žaidimo tikslas – perkelti kamuolį per tinklą ir taip reikia padaryti taip, kad žaidėjas neatremtų jo. Trumpai apie tinklinį istoriją. Tai tinklinis buvo sukurtas 1895 metais Amerikos kūno kultūros mokytoju Williamu Morganu. Pirmasis pavadinimas buvo mintonetė, vėliau pervadintas į tinklinį arba volleyball. Lietuvoje tinklinė istorija prasidėjo 20 amžiuje 1929 metais. Kaune buvo sužaistos pirmosios tinklinio rungtynės tarp Latvijos lietuvių rinktinės ir Šančių rajono komandos. Toliau dar galime pakalbėti apie vienintelį lietuvį, kuris tapo olimpiniu čempionu. Tai 1968 metais žaidynėse Meksike olimpiniu čempionu su SSRS rinktinė tapo vilnietis Vasilijus Matuševas, o pats tinklinis oficialiai buvo pripažintas kaip olimpinė sporto šaka 1964 metais. Toliau galime pamatyti pirmuosius kamuolius. Buvo odiniai, surišti siūlais, tad manyčiau, kad tikrai labai nemalonu būtų gauti ar į veidą, ar į pilvą. Tai tikrai šiais laikais kamuoliai yra patobulėję. Tai štai matome geltoną pirmuo ženkliuku, galime pamatyti kamuolį, su kuriuo yra žaidžiama šiais laikais. Tai toliau pereikime prie taisyklių. Tai pirmoji taisyklė yra tinklo lietimas. Tinklo lietimas yra draudžiamas, liesti tinklo niekada negalime. Toliau antroji taisyklė, čia kalbama apie salės tinklinį. Tai antroji taisyklė tai būtų negalima peržengti vidurio linijos bei negalima peržengti galinės linijos padavimo metu. Trečioji taisyklė tai yra pozicijų rotacija. Tai žaidėjai turi suktis iš pirmos zonos į šeštą, iš šeštos į penktą ir kaip parodyta rodyklėmis. Ir po kiekvieno atremto taško, jeigu pavyzdžiui komanda padaro tašką, tada iš eilės kelis kartus padaro taškus, tada tas pats žmogus paduoda, bet jeigu padarom tašką, tada padaro varžovas tašką, tada reikia pasisukti pelnus tašką ir tada jau turi eiti kitas žmogus paduoti. Toliau ketvirtoji taisyklė tai yra dvigubas lietimas. Tai dabar yra, pavyzdžiui, Amerikoje yra labai sušvelnintos šitos taisyklės, todėl ji realiai jau negalioja, o Europoje dar vis likusi ši taisyklė, kur matome, kad žmogus darydamas vieną veiksmą padaro 2 lietimus. Tai su dešinė ranka žmogus turi rankoje kamuolį, o su kaire jis jau buvo išstūmęs jį. Tai gaunasi, kad yra dvigubas lietimas. Ir toliau penktoji taisyklė, tai yra kaip skaičiuojami taškai. Tai setas salės tinklinėje žaidžiama iki 25 taškų, iki 3 pergalių. Jeigu prireikia penktas setas žaidžiamas iki 15 su 2 taškų persvara, kaip ir visi kiti setai. Tai dabar pakalbėkime apie aikštelės išmatavimus. Tai aikštelės plotis yra 9 metrai, o aikštelės ilgis yra 18 metrų. Tai aikštelė yra padalinta į pirmą ir antrą liniją. Tai pirmoji linija yra
nuo vidurio iki 3 metrų, o nuo 3 metrų iki galinės linijos yra antroji linija. Tai taip pat skiriasi tinklų aukštis. Vyrų tinklo aukštis yra 2,43 m, o moterų tinklo aukštis yra 2,24 m. Todėl, kaip matome, beveik 20 cm skirtumas, tai galime suprasti, kad tikrai vyrai yra fiziškai stipresni ir dažniausiai dominingesni už moteris. Toliau pakalbėkime apie pozicijas. Tai kaip matome, kaip ir sakiau, būtinai yra pozicijų rotacija nuo 1 į 6, iš 6 į 5, iš 5 į 4. Tai dabar kairėje pusėje matote zonas, o dešinėje pusėje matote pozicijas. Tai dabar aptarkime trumpai apie kiekvieną poziciją, jo specifiką. Tai seteris arba kėlėjas, tai yra pagrindinis žmogus aikštelėje, kuris dalyvauja kiekviename taške. Jis atlieka antrą perdavimą, bet taip pat ir ginasi, taip pat ir paduoda. Dažniausiai, jeigu būna antroje linijoje, tai yra 1, 6 arba 5 zonoje, jis ginasi 1 zonoje, po padavimo keičiasi visada, o jeigu yra 1 linijoje, tai arba 2, 3, 4 zonai, tada dažniausiai, čia labai retai būna, kai būna kitaip, kėlėjas stovi 2 zonoje. Toliau pakalbėkime apie krašto puolėjus arba outside hitter. Tai kaip matome, čia parodyta, kad krašto puolėjas 2 linijoje ginasi 5 zonoje, bet dažniausiai atsitinka taip, kad krašto puolėjas ginasi 6 zonoje, todėl jo specifika yra priiminėti kamuolius, taip pat ir mušti kamuolius. Jeigu yra 1 linijoje, tai dažniausiai atsisuka į 4 zoną, bet būna kartais ir 2 zonoje. Tai šios pozicijos specifika tai būtų, kad žmogus ginasi, priiminėja, paduoda, muša, atlieka visus veiksmus. Toliau pakalbėkime apie libero, taip pat be galo svarbu, libero yra be galo svarbi grandis tinklinėje. Šis žmogus yra antras treneris, trečias treneris, antras treneris, sakyčiau, būtų kėlėjas, o trečias treneris būtų libero. Libero atsako už visą gynybą bei priėmimą 2 linijoje. Libero niekada nebus 1 linijoje, jis visada pasikeičia su centro blokuotoju arba centro puolėju, tai middle blockeris, kaip matome, 3 zonoje ir dažniausiai, jeigu būna 2 linijoje, tai 5 zonoje, taip pat kaip ir libero. Tai šios pozicijos specifika yra užtvara bei labai staigus judesiai bei labai greitas puolimas. Todėl dažniausiai žaidžiama labai trumpais kamuoliais su pirmais tempais arba centro blokuotojais. Taip pat dar su diagonaliniu puolėju. Tai diagonalinis puolėjas yra pagrindinis taškų darytojas tinklinėje. Taip pat ginasi, taip pat paduoda. Kartais atsitinka taip, kad tenka priiminėti, bet čia jau priklauso nuo komandos pajėgumo ir kaip komanda yra susitarusi. Toliau pakalbėkime apie gynybos taktikas. Tai kaip matome, kairėje aikštelėje puolimas vyksta, kur parašyta box ir C raidė, puolimas vyksta iš 2 zonos. Tai kaip matome, dažniausiai taip išsidėstoma, jeigu spėja visi atsitraukti, čia yra standartinis, bet šiais laikais tinklinis labai greitėja, žmonės gudresni tampa, todėl tos gynybos sistemos yra labai skirtingos, nes taip pat ir visi puolėjai yra labai skirtingi, todėl negalime dabar nuspėti, kur žmogus šoks ir muš ir tikrai negalime, bet jeigu taip reikia, taip ir stosim. Todėl dabar tos sistemos labai keičiasi ir
dažniausiai net yra pradinis susitarimas, bet tas pradinis susitarimas dažniausiai atsitinka taip, kad reikia keisti viską ir tada kiekvienas žaidėjas turi, sakykime, mokėti skaityti žaidimą, toliau puolimas vyksta iš trečios zonos, iš vidurio, tai dažniausiai lieka tik middle blokeris arba centro blokuotojas, nes tiesiog kiti puolėjai nespėja, nes kaip ir sakiau, dažniausiai pirmi tempai muša labai trumpus kamuolius ir iš ketvirtos zonos puolimas tai lygiai tas pats kaip ir iš antros, priklausomai nuo puolėjo specifikos. Tos gynybos rotacijos gali labai skirtis nuo, kaip sakiau, komandos sistemos ir nuo įvairių komandų susitarimų. Toliau pakalbėkime apie tinklinį rūšis. Tai pirmoji rūšis būtų salės tinklinis, apie kurią šiandien kalbėjau, pliažo tinklinis, sniego tinklinis ir neįgaliųjų tinklinis. Toliau dabar pakalbėkime apie žymiausias ir man labiausiai patinkančias žaidėjas. Tai pirmoji būtų Gabriela Guimaraes, kitaip vadinama Gabi. Yra krašto puolėja kaip ir aš. Pasižymi labai agresyviu, bet taip pat ir protingu žaidimu. Pasižymi labai įdomiu mostu, bei jos technika yra tikrai be galo gera ir be galo specifiška, sakyčiau. Taip pat labai pasižymi gerais futbolo sugebėjimais. Tikrai yra ne vieną, ne du ir ne tris kamuolius ištraukus su koja. Tai ir prieš apšilimą labai dažnai galime pamatyti, kad jie apšilinėja mušinėdama kamuolį su kojom. Tai kas yra labai įdomu. Toliau kita yra Sarina Koga, Japonė, žaidžianti už Japonių rinktinę. Po praeitų metų olimpinių žaidimų paskelbė, kad baigė ar sustabdo karjerą. Pasižymi negalingų žaidimų, pasižymi protų ir labai protingų žaidimų. Tikrai galima lygiuotis, nes pažiūrėjus bet kurias jos varžybos, tas pačias ir olimpinių žaidynių rungtynės, tai iš 100%, sakyčiau, 20% būtų smūgių su jėga, o 80% būtų su protu per rankas, į galą, į devinkės, taip vadinamus 9 metro kampus, aikštelės kampus ar tiesiog į tuščias vietas. Tai iš tikrųjų labai protinga žaidėja. Ir toliau norėčiau pakalbėti apie Moniką Šalkutę. Tai yra lietuvė, žaidžia dabar Prancūzijoje, žaidė Vokietijai, Italijoje, pradėjo savo karjerą Amerikoje, ten mokėsi ir pradėjo žaisti. Jie yra kaip universalus žaidėjas, žaidžianti ir diagonalėje, ir krašto puolėja. Tai kas tikrai įdomu, nes tikrai specifika skiriasi šių pozicijų, bet tikrai jai neblogai sekasi. Kodėl pasirinkau šią temą? Tai manyčiau, kad tinklinis yra labai populiari sporto šaka, kur tikrai vasarą yra labai daug žmonių žaidžiančių jį. Tai yra gan daug žmonių, nežinau, man rodos, nerastumėm žmonių, kurie nekartą negirdėjo, kas yra tinklinis, nes mokyklose dažniausiai yra žaidžiamas 3 sporto šakos - krepšinis, tinklinis ir futbolas. Pagrindinės sporto šakos, aišku, ne visiems patinka, bet manyčiau, kad buvo įdomu sužinoti truputėlį daugiau. Ir taip pat tai yra mano sporto šaka, kurią jau lankau apie 11 metų. Todėl manyčiau, kad turiu pakankamai patirties, kad galėčiau papasakot plačiau apie tinklinį, apie jo specifiką. Toliau norėčiau pakalbėti apie savo sėkmingiausią sezoną iš tikrųjų 2024-2025 metų.
Tai laimėjome moterų Teidos moterų tinklinio čempionatą, kur tikrai nesitikėjome pirmos vietos, bet dirbome ir norėjome tos pirmos vietos, tad tikrai pasiekėme savo tikslą, kur atkaklioje kovoje žaidėme prieš Baltijos vicečempionės. Todėl teko tikrai paprakaituoti, bet išplėšėme tą pergalę, labai džiaugiamės ją. Ir TC klubas prieš 15 metų buvo užėmęs pirmą vietą, tai todėl po 15 metų, sakykime, beveik po 2 kartų vėl laimėjome šią pirmą vietą, šį titulą. Ir taip pat U19 jaunimo čempionate užėmė pirmą vietą ir toliau šaltiniai. Bei ačiū už